Aš norėčiau padėkoti ponui Almūnei. Šiandien jisai labai teisingai pažymėjo, kad šita problema yra susijusi su tuo, kaip suderinti laisvą kapitalo judėjimą su makroekonominiu šalių stabilumu. Ir man nelabai patinka, kai kolegos sako, kad čia neturtingų ES šalių problema, kad jie ten kažką netaip tvarkė. Mėly kolegos, jeigu Vokietijos ir Prancūzijos ekonomika augtų po 2 ir 3 procentus, tai mums integruotėms į tą bendrą rinką nebūtų jokių problemų. Taip, kad jeigu reikalingas kažkoks paketas, tai paketą stimulą savo ekonomikom turėtų įgyvendinti tos šalės ir tada mes nekalbėtume apie stabilizacinius fondus. O dabar šitas stabilizacinis fondas iš tiesų reikalingi ne pinigai, o garantijos, kad Europos bendra rinka funkcionuos gerai ir augs. Jeigu tokios garantijos bus, o tai mūsų bendras darbas, kad tokios garantijos būtų, tai ir visos problemos išsispręs. Ačiū.